jeigu norite, tai visiškai jūsų teisė rinktis didelius spa, kur daug žmonių, triukšmas, aidas ir visa kita, o galite atvažiuoti į kaimo sodybėlę ir būsite dar geriau išlepinti, išmaloninti ir, kaip ten sako, išskrisite namo su miela nuotaika. Dzūkiška bičiulių pirtis. Atvažiavome pas Rimantą ir Ireną ir jų mokinę Rasą. Rimantai, atvažiavome į kokį kraštą? Atvažiavome į Dzūkiją, Lazdijų rajonas, Šventežerio seniūnijos Nicos kaimas. Labai žymus, prie miško, prie ežerų. Tai važiavome mes nuo Kauno pakankamai toli, žiema, labai gražu, sninga, balta ir pats laikas į pirtį. Rimantai, žinau, kad jūs prieš pačią pirtį turit tokį ritualą, kuris vyksta lauke iki pirties. Taip. Tai yra mūsų ritualas tokis, kuris pagerbėme senas vantas, kurios yra naudotos jau vantas, naudojam tik vieną kartą vienoj pirty ir jas po to sudeginam, kad jos nesimėtytų niekur, kad būtų, nes vantai yra pirties karalienė. Ir tada ramia sąžinė, imam naujas vantas ir einam į pirtį. Einam. Einam padaryti pirmą ritualą. Tikrai linksmai praleido laiką. Lenkų biskį užnešė. Per arti stovėjai. O dabar jau galima eiti į garinę. Eina? Vienas žmonių su jumoru, ne raudonas kilimas, bet rožinį patiesė. O dabar einu jau pasikviesti šeimininkų, kad jie pravestų mums pirmo garo ritualą. Sveiki atvykę į mūsų bičiulišką pirtį. Smagu jūs matyti tiek daug iš draugas mūsų senas Edvinas iš Punsko atvažiavo net aplankyti mūsų. Ačiū jam. Ačiū jums už švitimą. Mūsų draugai iš Marijampolės, iš Kauno atvažiavo. Pas mus pirty būna maždaug 5 užėjimai. 6-7 valandos. Pirty normalu pas mus. Galime daug pasigalvoti visokiausių dalykų tam jau sekančiam. Su moliais dar. Su moliais įvairios kaukės priveža čia mums žmonės pravažiuodami. Taip, kad čia gali 5-6 kartus eiti į tą pačią pirtį ir bus kitokia programa. Fantazija pas jūs, matau, neblėsta, energijos turi daug. Yra dabar vėl sekmadienį ateinantį, turim prezidentę naują rinksim. Va nuo šitos vietos prezidentę paprašysim mes ir trupučiuką smulkiau. Kokia ten ta istorija buvo, tokia labai jau plonytė. Rasa, kaip ten buvo su barškalais, dzūkiškoj draugiškoj pirty? Pirtis tai yra šventas reikalas, ypatingai Rimanto pirtyje, jokių plepalų, jokių barškalėjimų neturi būt. Bet kadangi susirenka moterys, mes neištveriam. Tai mus Rimas vadino barškalais, paskui visokiais kitokiais ais. Tai mes nutarėm moterytės įkurt barškalų klubą. Rinksimės ir leisim savo neklausyt gerbiamo pirtininko, barškėsim. Aišku, pačioj pirtyje aš irgi neleisiu barškėt, bet prie pirtį barškėsim daugiau negu Rimas leidžia. Vėl, jeigu bus noras kažkam išleistas emocijas barškant, leisim ir čia. Aš labai dėkingas barškalų klubai, kad man suteikė, nors paliko labai garbingas kuriko pareigas. Rimantui leidžia būti tuo tikruoju pirtininku, nes pagal Lietuvos šitą žodyną, tai pirtininkas yra tas, kuris kūrena pirtį. O
Įsivaizduokite, po vienu stogu, vienoj garinėje yra 2 klubai. Vienas klubas barškuolių, kur moteris gali tarškėti, barškėti, kiek tik nori valias. Ir dar vienas toks rituališkesnis, rimtesnis. Nu kągi, tradiciškai pradedam pirtį nuo pirmo garo, palinkėjimų savo draugams, artimiesiems. Geros nuotaikos. Galit garsiai, galit tyliai. Smagios pirties. Aš tai labai pradžiai norėčiau padėkoti, kad esu čia randuosi su jomi, kad už pakvietimą. Ir labai ačiū dėka pirties, kad pažinau tiek nuostabių žmonių. Tad ačiū jums labai ir linkiu jums sveikatos. Smagu, kad su mum. Gero garo ir ramios ir šventos pirties ir barškančios pirties prie pirtyje. Gerai, visiems gero garo, gerų emocijų, geros pirties ir... Pirčiuk! Pamiršk, kad mes čia gyvena pirčiukas viršui mūsų, jam visi linkėjimai tiesiai į ausį. Po kiekvienos pirties mes jam paliekam vandenio šilto, krosnį kūrenančią vantų, ten vaišių, jie nusileidžia su savo žmona Laima. Abudu pasipirtina, pasivaišina, mūsų pirtį saugoja. Lietui praėjus kvepą garuoja, sužydėjus vėl sodams kaime, per gimtinę einu. Vasara lietus. Tokio linksmo pirmo garo vasaros dar neturėjau. Labai fainai. Ir gerai, bet taip švelniai. Tai būtina patirti kiekvienam. Čia vietoj raudono kilimo Čia raudonas kilimas visiems naujokams turi perėti tuo kankorėžių taku. Tokios krikštynos. Net kepurę norisi nusimti. Kuo neužsimausit. Šiaip jau. Mažesniais žingsniukais, mažesniais. Spygliai, galiu pasakyti, buvo žymiai maloniau. Kad tokių spygliai malonesniau. Jas perėjau, krikštynos įvyko. Pasaulio lietuvių, bet iš vokiečių mokyklos buvo atsivežę autobusą vaikų, 50 vaikų mokinių. Iš Amerikos, iš Vokietijos, iš Australijos, man atrodo, Prancūzijos. Ir tada čia mes tą kilimą Rasa, mokiau Rasa, paskui mokė vaikus. Ir tą kilimą audėm kiekvienas pasaulinis, kiekvienas vaikas beveik įdės po juostelę žolių. Ir visi, kurie maždaug iki čia gal daudė jie, paskui kiekvienas žmogus, kuris ateina į pirtį pas mus, turi nuaust bent po vieną tarpelį va šitą atminimui palikti. Tai šiandien mes jau į tą audimo procesą nespėjom, jau Žolių nėra jau. Žolių. Tai reikia atvažiuoti vasarą. Reikia atvažiuoti vasarą, kad žolės jau. Barškalų klubas prie žolinės, aišku, aus. Kas į barškalų klubą nusiteikęs, tai prašom, išmoksit dar ir tokio gražaus meno. Labai kvepiančios žolelės. Pavadinimo reikia. Teisingai, pirtininkai nieko neišmeta, o jeigu dar geras daiktas, tai iš viso neišmeta.
Viską į pirtį. Viskas. Teisingai. Rimantas traukia visas paslaptis. Šiandien sužinosime. Čia yra druska su kėniu. Kėnio irgi lieka kaip vantas ryšiai. Ir spygliukų, bet čia spygliukai ar Čia yra spygliukai. Ir smulkios šakutės su manom kavamalė. kavamalė. Kiek kavamalė sugadina Rimantas? Nemažai. Tikrai nemažai. Tik Irena, Paslaptis. būdama šeimininkė, suskaičiuos, kiek tų kavamalė. Antras užėjimas būna pilingas. Dažniausiai druska ir kokie tenais nors pikaliukai. O šiandien atskleisiu paslaptį dar prieš garinę. Tadam! Čia yra ir valgomų dalykų, bet instrukcijas gavom, kad valgyti visko negalima, nes nebus ką tepti ant kūno. Prisipažinkit, kas tokį grožį turėjo pirtyje? Nebent tie, kas buvo jau šitoj pirtelėje. Štai kas liko iš tų gražių rožių. Rožinė druska. Rožinė druska, Rimantai, tu sakei, kad čia jokių aliejų nėra papildomų, jokio, kaip čia pasakyt, šlapio daikto. Neskyrus keletą uogų serbentų juodųjų. Tai va, ten, kur buvo matėsi tos uogytės juodųjų serbentų ir žiedlapiai, jie visi dabar su rankom Viskas čia sutrinta, sugniaužyta. Viskas mūsų sodo, viskas mūsų daržo. Turbūt tik nedruska. Tik druska ne. Tik nedruska, o rožę sušaldot žiedlapius? Šaldom ir... Ir tas drėgnumas nuo rožių žiedlapių ir tų uogyčių, atrodo, jų visai nedaug. Žiedlapių ir nuo serbentų kažkiek irgi duoda tas uogos tokios susitrynė. Tai dabar laukiam visų, kol ateis? Ne, mes darom kiekvienam žmogui atskirai. Kiekvienas žmogų pas mus yra, mes nedarom bendrų užėjimų, bendras užėjimas būna tik tai pirmas garas. Pilingai, vanojimai, visa kita būna tik kiekvienam žmogui atskirai. Pas mus daugiau nebūna niekada 4-5 žmonės, kad galėtum su kiekvienu žmogum atskirai padirbėti, jeigu taip galime pasakyti. Palepint, Rimantai. Tai jo, kiekvienas žmogus atskirai pilingas, atskirai vanojimas, atskirai, kad žmogus išeitų patenkintas, laimingas, ne tai, kad visi bendrai kartu pabuvom ir išsiskirstėm. Taip, pas jumis į pirtį, kai atvažiuoja, tai jau žino, kad jau bus palepinti, išlepinti ir tikiu, kad tiek, kiek aš girdėjau, kiek visko jūs fantazija, kiek jūsų toli neša, tai ir nustebinti, išlepinti ir nustebinti. Tai po pilingo vanojimas. Po vanojimo, kada kūnas jau minkštas, įšilęs visas, laukia mūsų rasa. Masažui. O po to, jei dar pajėgęs žmogus nori, dar toliau darom ten įvairius, ar tai hamamą, ar tai ten su gintarais, ar su šiltais akmenėliais dar jeigu. Nu, čia žmogus pagal norus galim daug ką išpildyti. Kaštonais. Kaštonais, Dar maltais. gintarai mačiau ir dar visokie medžiai ir žolės. Tai jo. O druska, taip suprantu, ne patys žmonės trinasi, jūs trinate. Ne, mes. Jūs ar ne? Visi čia žylės, visi. Yra moterų, kur nenori, pavyzdžiui, kad aš trinčiau. Yra vyrų, kurie nenori, gal kad moterys trintum. Tai mes visą laiką paklausim pas žmogų, ar, pavyzdžiui, jūs norėsit, kad trinčiau aš arba žmona arba rasa. Na ir žmogus pasako, per prievartą niekada nesisiūlom. Norit, galit patys trintis, jeigu nenorit. Supratau. Viskas laisva valia. Tai tada aš taisausi ant gulto jau ir Prašom. laukiu tų rankų rožinių.
Nu ką, paskutinis užėjimas, vandens mėlynimas. Visi žinot, daug pasakot nėra ko. Tai yra 4 stichijos, ugnis, žemė, oras, vanduo. Nu, Edvinai, palaikyk. Nu, va, dedam į vandenį ir... Dabar kol pilsiu vandenuką, sugalvok norą, kad tokį visą laiką kol pilsiu. Ja. Aš linkiu, kad būtume sveiki visi. Aukštas aš man. O. Kokie įspūdžiai? Super nerealu. Labai smagu, labai gera. Fantastiška kompanija buvo. Ja, labai gera kompanija, labai smagu buvo. Daug priklauso nuo kompanijos, nuo žmonių. Smagu buvo. Ačiū didelis ir kompanijai, ir šeimininkams, ir Rasytei, ir Rimantui, ir Irutei už masažus, pilingus, vanojimus, mylinimus. Vienu metu net pradėjau galvoti, kokie mano vaikų vardai, kur mano vyras. Tiek buvo gerai, tiek mane išnešė į kosmosą, kad be galo gerai ir smagu. Ačiū labai. Ačiū jums labai. Jum ačiū. Mūsų pirties, šitos pirties kelionė prasidėjo lauke su pirmu ritualu ir su išlydėjimu, su padėka pasibaigė. Ačiū šiai pirčiai ir iki kitų susitikimų. Ačiū jums visiems. Ate. Ačiū.